Kaip yra su ta meile sau? Nes, nu, vat nesąmonė. Mes dabar diskutuojam apie tai, kad nesąmonė eiti į praeitį, kapstytis, kažką gydyti, kažką ten daryti. Nu, tiesiog čia ir dabar gyventi, bet čia ir dabar gyventi, ignoruojant skausmą, kuris yra, kurį mes jį turim, ir neevoliucionuojant, reiškia tik kurti daugiau skausmo. Ir kai aš dabar kalbu, aš suprantu, iš kur tai ateina, kodėl daugumai atrodo, nu nesąmonė čia savim domėtis, nesąmonė kažką čia praktikuoti, kažką daryti, kažką atrasti, ką čia tu atrasi, tą moteriškumą, tą meilę savo, ne? Nes mes esame išmokytos, pasižiūrėkit, realiai mūsų kūnai yra tokie nuostabus, kad mes galim suprasti, kodėl pas mus ateina kažkokia liga arba kaip savo padėti ir panašiai. Iš tikrųjų, apie tai kalba mokslas, ne? Bet užaugintos mes esam kaip atiduoti visiems autoritetą. Einu pas gydytoją, gydytojas geriau žino, kas man yra. Nu ir gydytojas ten sprendžia. Dar geriau, dabar mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur viskas turi būti greitai, čia ir dabar, piliulė, stebuklinga. Kuo daugiau stebuklų piliuliai, tuo geresnė piliulė ir galiu sumokėti belekiek, ne? Ir ta piliulė turi veikti greitai. Ir tarsi tas momentas, tai kaip ir pas daktarus, mes nubėgam ir iškart išrašykit kažką, kažkas čia man turi. Niekas nesako, mano mieloji, tau klubo sąnarį reikia keisti tik todėl, kad tu nevaikštai. Tik dėl to, kad nesėdi ant žemės. Niekas nekalba, kad, aha, tau dabar reikia tam tikrų mankštų, kurios užtruks metus laiko. Ir gali būti, kad nereikės operacijos. Gali būti, kad mes išvengsim kažko. Ne? Visiškai nepatogu, visiškai nesąmonė. Mes kreipiamės kažkur tik tada, kai pasidaro jau labai negera, tiek pas gydytojus, nors dabar aišku jau yra, kad profilaktiškai eiti, pasižiūrėti, ar viskas gerai. Taip kaip ir kalbėjau apie psichologus, psichiatrus, apie mentorystę, apie programas, nu kai pasidaro labai negera. Tačiau psichologinė sveikata yra lygiai tiek pat svarbi, galbūt tikrai netgi svarbesnė negu fizinė sveikata. Ir fizinė sveikata mes rūpinamės kasdien. Tai ką mes valgom, kaip mes judam. Nu, visi tie dalykai. Psichologinė sveikata yra visi kiti dalykai, apie kuriuos mūsų niekas nemokė, dėl to dabar atrodo dar nepatogu. Tačiau puikiai suprantu, kad tas žmonių kiekis ir moterų kiekis vis auga ir didėja, kurios jaučia, kad nu kažkas ne taip, aš turiu kažką daryti šiek tiek kitaip ir vis atsigręžia į save. Mūsų emocinė, psichologinė sveikata, mes jai turime skirti dėmesio kasdien. Ir tai yra natūralūs, paprasti dalykai. Kitu atveju bėgsim ieškoti piliulės, ar tai būtų antidepresantai, ar tai būtų alkoholis, ar tai būtų narkotikai, ar tai būtų apsišopinimai, ar tai būtų emociniai valgymai, nu visi dalykai. Ar tai būtų socialinė priklausomybė, tiesiog skrolinimai, ar ne. Ieškojimas, bėgimas. Tai vad noriu visas jūs įkvėpti, kad tuo keliu, kuriuo jūs einate dabar, ir jis galbūt atrodo, nu ar tikrai čia ta rinkti save, mylėti save, įsijungti aktyvaciją, įsijungti tą meditaciją, ją perklausyti. Nu aš, Roberta, taip sudėtinga, nu tokia atrodo nesąmonė, tos mintis taip sapalioja. Jūs eina teisingų kelių. Jis yra pats greičiausias, jis yra greitkelis į norimą rezultatą. Tačiau tas greitkelis yra nepatogus, nes neįprasta tai daryti. Daug greičiau čia atsidarom vyno, pavyzdžiui, ir taurę vynelio išgeriam. Nu, pasižiūrėkit, kaip gera, malonu, kokia čia dar meditacija. Tačiau tai yra apgaulė, nes puikiai suprantat, kad viena kita taurė įprantam prie tų taurių, paskui reikia dar kažko ir dar kažkaip, ir tie pykčiai neišgaruoja, nes vėlgi negydom priežasties. Mes bandom užmaskuoti pasiekmes, kad aš jaučiuosi blogai, kad aš esu pervargusi, kad nejaučiu gyvenimo prasmės, kad nuolat pykstamės, nesuprantu, kad tas vyras atrodo kaip lepšis man. Mes tas pasiekmes maskuojam. Ir visiškai nežiūrim į priežastį. Ir kai jūs einat mažais žingsneliais, atlikdamos praktikas, kažkokias užduotis, ar ne, rinkdamosi save, jūs einat į tikrą priežastį ir jūs keičiat esmę.
Taip kaip išraunat piktžolę ir susodinat sėklas gražių, gražių augalų. Ir paskui prižiūrit visą tai. Va taip ir atrodo šitas procesas. Vidinis sodo prižiūrėjimas ir jo kūrimas.